Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ko nudžiugins mūsų rytojus. Labai seniai turiu šitas kortas, jos tokios truputėlį gal vaikiškos, tai imu retai. O gal ir net visai nevaikiškos, išsirinkot jo. Tai va, nieko jos čia nevaikiškos, čia. O čia labai viskas rimta. Tai va, jūs turėsit palaukti viso to, ką jūs užsidirbot. Na, ta prasme, užsidirbot kokią algą, atlyginimą. Jūs dirbot, pavargot, o tas atlyginimas truputėlį vėluoja. Tai jūs prigulsit ir pailsėsit. Jūs pamedituosit, jūs pabendrausit su kokiais nors savo, na, nežinau, gal nebūtinai gydytojais, bet su kažkuo, kas jum padės praleisti tą laiką, kažkaip jūs pamigdys, padalyvaus jūsų meditacijoje. Na, bet gali būti ir visai kitaip, jūs tiesiog galit pavargę prigult, o jūsų atlyginimą pasaugos kitas ten meistras. Žodžiu, reikalas tas, kad jums teks kažko palaukti. Kažkokio įvertinimo, kažkokio atlyginimo, galbūt siuntinio, gal, na, nežinau, ko mes paprastai laukiam, jau su nekantrumu. Gal kokio svečio. Gal jums turi atvežti dovanų, atvažiuoti kažkas į svečius ir jums tiesiog davė laiko dabar pamedituot, palaukt ir kada jūs. Nebijokite, žmogus čia negyvas, jis čia atlieka dvasinės praktikas tarp savo akmenų. O gal jūs taip pat atliksit dvasinės praktikas, užsiimsit rimtą meditaciją, nes jūs jau norit, na, atsijungti nuo sunkių darbų, nuo sunkių minčių. O gal ir visai ne, gal jūs tiesiog laukiat siuntinio su kokiais nors saldumynais ar dovanėlėm kalėdų kompanijai. Labai daug kas čia pašnekėjau ir todėl stebėkit rytojaus dieną ir visiškai nenusiminkit, jeigu kažkas jum laiku neatvyko. Va, o čia, žinokite, jau visiškas pasitenkinimas. Žmogus jau visko sulaukė, viską gavo ir dabar mėgaujasi. Jūs rytoj visiškai pasimėgausit savo visom pilnom taurėm. Visko ten pilna tuose taurėse. Aplinkui vieni išsipildymai. Jūs sėdit savo nirvanoj ir mėgaujatės. Ir mėgaujatės viskuo. Visais skanumynais, visais gardumynais, linksmybėm ir visokiais gerumais, kokie tik jūs galėjo ištikti. Va tokia puikia diena. Tokia labai gerų emocijų, labai linksmų, labai mielų susitikimų ir visaip kitaip gera, linksma, puikiai diena. Va tai jūs tikrai nudžiugins be jokios abejonės. Nu jo, čia toks šiek tiek piešinys. Vis čia manęs klausinėja kiti žmonės, kur tavo blogos kortos. Na, čia jokia bloga korta, bet jinai tokia įdomesnė. Jeigu ten viskas sklandžiai praėjo, viskas labai gerai įsipildė, tai kas gavo šitą kortą, turės pasukt galvą, turės padirbėti. Turės visas šitas, kaip čia, adatėles, kurios susmigo į visokias kūno vietas. Kažkaip atsargiai išsitraukit. Būna dienų, kai reikia
susikaupt ir visiškai atsakingai dirbti su savo mintim. Jum atrodys, kad visi prieš jūs susimokė. Bet taip nėra. Taip jum tik pasirodys, jūs paskui pamatysit, kad visiškai nebuvo ko jaudintis ir nervuotis, bet iš pradžių jūs vis tiek susinervuosit. Bet jum tam nervai ir duoti, kad jūs patirtumėt visokių emocijų. Tai ir atpažinkit tas emocijas, jos gali būti, tokios visokios, jūs galit supykt, jūs galit net labai supykt. Ir apie tai visiems pasakykit, aš esu labai supykęs ar supykus. Ir staiga jūs suprasit, kad pykt nebuvo ko. Žodžiu, jūs gausit rytoj tokią įdomią dieną, kuri jums parodys kai kurios dalykus apie jūs pačius ir apie jūsų aplinką. Nieko blogo jums neatsitiks. Visą tai kartoju tik tai jūsų mintys, kurios ir kelia šitą sumaištį. Būtinai viskas puikiai susitvarkys. Ir čia mes turim puikią linksmą šventę. Šitam urve laukinių yra šventė. Čia visi puikiai linksminasi, tai jūs, kadangi neturit urvo, o turit puikius namus, tai žinokit, kad šventė bus jūsų namuose. Nedidelė šventė, tokia jauki naminė šventė, bet jūs vis tiek jai papuošit namus. Jūs lauksit svečių, o gal jūs nueisit į svečius, bet greičiausiai visos vaišės vyks pas jūs, nes tai jūsų jaukių namų korta. Jūs papuošit visus kampus, ar ne visus, jūs paruošit ką nors skanaus, ar užsakysit iš Bolto, ar... Ne, čia ne reklama. Ar iš kažkur, ar parsinešit iš parduotuvės, ar įsikepsit. Tai va, bet šventė bus jauki ir linksma. Jūs labai šauniai pasibūsit su savo giminaičiais, su savo linksmais jaunais draugais ir vyresniais. Kaip matot, bus puiku. Ir jūs būtinai nudžiugins.